Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, ketvirtadienio įvykiai iškart po anonso. Šį vakarą žiniose etikos sargų linksniuojamas tarybos narys Jonas Balčius siūlo atsistatydinti pačiam komisijos pirmininkui. Kur man neetiška komentuoti jo etiškumą, kuris pats yra jau ne taip, kad dėl moralės, bet dėl konkrečių nusikaltimų kaltinamas ir jau prokurorų pasiūlyti jam 4 metai. Girti varėniškiai sučiupti ardantys elektros pastote. Alytaus gimnazistams pilietiškumo pamoką vedė žinomi žmonės. Paaiškėjo Druskininkų klubo organizuoto konkurso Padovanok šventinę nuotaiką druskininkams nugalėtojai. Loretos galerijoje pristatoma keramikės Sigitos Lukošiūnienės darbų paroda Moters pasaulis. Alytaus etikos ir procedūrų komisija tęsė tyrimą dėl tarybos nario Jono Balčiaus galimų etikos pažeidimų. Teismo prašoma papildomų dokumentų įrodysiančių arba paneigsiančių, jog prisiekęs gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, politikas melavo teisme. Tuo tarpu pats Jonas Balčius neigia pažeidęs įstatymus ar 9 Dievo įsakymą, o etikos komisijos pirmininkui Dobilui Kurtinaičiui figūruojančiam vadinamoje stadiono byloje pačiam siūlo atsistatydinti. Dainos Baranauskaitės reportažas. Alytaus etikos ir procedūrų komisijos nariai dar syk susirinko apsvarstyti situacijos dėl tarybos nario Jono Balčiaus elgesio. Į juodosios Alytaus etikos sargų sąrašus tarybos narys verslininkas Jonas Balčius pateko dėl asmeninių priežasčių. Žiūrovams priminsime, jog visa tai susiję su teisminiais procesais dėl jam priklaususio namo Pliažo gatvėje, kurį varžytinių metu įsigijo verslininkas Tomas Cibulskas. Varžytinių rezultatus Jonas Balčius apskundė teismui, tačiau jį pralaimėjo. Tuo tarpu dabartinis namo savininkas Tomas Cibulskas po teismo viešai žiniasklaidoje apkaltino Joną Balčių, jog šis teisme melavo. Etikos komisija dėl to ir pradėjo tyrimą. Jo, jisai gana ilgokam savo paaiškinime, taip maždaug davė mums suprasti komisijai, kad iš tikrųjų tai, kas teigiama, nėra teisybė, kad jisai tikrai pažina savo buhalterę, kurią priėmė į darbą. Tai tarytum a priori aišku, kad iš tikrųjų vadovas turėtų žinoti ir pažinoti savo vyriausią buhalterę, bet kai buvo kalbama pačiam teismo procese, mes negirdėjom, nei matėm. Iš teismo sprendimo vienos pastraipos mes matom teisėjos tokį teiginį, kad iš tikrųjų savivaldybės tarybos narys galimai melavo ten duodamas tus parodymus. Tai dabar mes, kaip minėjau, paprašym tiesiog viso bylos protokolo išrašo, ką turi teismo sekretoriatas pateikti ir tikimės tą medžiagą gauti. Pats tarybos narys Jonas Balčius tvirtina tikrai nemelavęs, o jo namą iš varžytinių įsigijusį verslininką Tomą Cibulską ir vieną iš Alytuje veikiančių žiniasklaidos priemonių galimai už šmeižtą jis pasiryžęs paduoti į teismą ir ieškoti moralinės žalos. Tai supratau, kad iš Alytaus naujienų straipsnio, kuriame pilietis Tomas Cibulskas teigia, kaip vėliau paaiškėjo ir jis nesigina tų teiginių, o už kiekvieną teiginį reikės arba jį patvirtinti, įrodyti dokumentais, arba jį reikės paneigti ir susimokėti už moralės, nes aš galvoju, kad mane kaip politiką, kaip miestietį, kaip verslininką, gana rimti kaltinimai metami. Be to, Jonas Balčius teigė etikos komisijos pirmininkui Dobilui Kurtinaičiui pasiūlysiantis atsistatydinti, mat pats figūruoja vadinamojoje stadiono byloje kaip kaltinamasis. Kur man neetiška komentuoti jo etiškumą, kuris pats yra jau ne taip, kad dėl moralės, bet dėl konkrečių nusikaltimų kaltinamas ir jau prokurorų pasiūlyta jam 4 metai, tai jo, jeigu jis etiškas ir kaip komisijos pirmininkas, jis pirmiausia turėtų pats atsistatydinti. Garbingai palikti tą postą, nes čia yra moralės, daugiau čia nieko. Tai šitoje vietoje labai paprasta. Aš dabar renku medžiagą, ir labai artimiausių laikų bus viskas, teisininkai paruoš ieškinį Tomui Cibulskui, reikminti kartu su Alytaus naujienom, kadangi jie spausdino ir neaišku, ar ten žurnalistės interpretacija, ar ten tiksliai pacituotas žmogus. Teismai ir išsiaiškins.
Mano sąžinė rami šiuo klausimu, aš pats kaip tik įrodinėjau ir jos prašiau, kad kviestų mano buhalterę į teismą paliudyti, kam kokia buvo iš tikrųjų aplinkybės. Etikos ir procedūrų komisijos narys Arvydas Švirmickas teigia, jog visi tarybos nariai vieši žmonės, tad tenka atsakyti už savo veiksmus bei žodžius. Jono Balčiaus atveju aš tiesiog man sunku sakyti, kaip ten teisme jam ten įvyko, čia konkrečiai lietė tas klausimas svarstant teismo tas procedūras, ką jisai ten prisišnekėjo ir ką nusišnekėjo, tai mums aiškumo iki galo ir nebuvo, tiesiog norim dar šiek tiek daugiau medžiagos, nes bet kokiu atveju, ar šiuo svarstant šį atvejį, ir ankstesni buvo atvejai, iš tiesų, bet kada žmogų pasmerkti yra labai lengva. Bet reabilituoti ir ištaisyti savo klaidas pasmerkus, tai ko gero nėra taip paprasta. O kad politikai turi būti atsakingesni ir galvoti, ką kalba, galvoti, ką daro, galvoti, kaip elgesi, tai čia faktas, čia jau tas nenuginčiama. Verdiktą. Pažeidė politiko etikos kodeksą Jonas Balčius ar ne, etikos komisija žada pateikti maždaug po mėnesio. Alytaus gimnazistams šiandien buvo sudaryta galimybė susitikti su buvusiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru, dabartiniu Seimo nariu Gintaru Steponavičiumi bei muzikos grupės G&G sindikatas lyderiu Gabrieliumi Liaudansku Svaru. Gerai žinomi asmenys mokiniams vedė pilietiškumo pamoką. Plačiau apie tai Viktorijos Daugelienės reportaže. Šiandien Alytaus miesto gimnazijose vyko pilietiškumo pamoka, kurią organizavo viešoji įstaiga Laisvės studijų centras. Jas vedė du gerai visiems žinomi asmenys, buvęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, dabartinis Seimo narys Gintaras Steponavičius bei muzikos grupės G&G sindikatas lyderis Gabrielius Liaudanskas Svaras. Mes visų pirma kartu su tokiais žmonėmis kaip žinomi jaunimui žmonės Svaras stengiamės kalbėti betarpiškai su jaunais žmonėmis ir pradedame nuo labai paprastų dalykų. Tikrai tą pilietiškumą kaip simboliai valstybės ar kažkokie kiti svarbus dalykai galima ir reikia akcentuoti, bet mūsų pagrindinė mintis padrąsinti jaunus žmonės, nebijoti būti drąsiais, labiau pasitikėti savo jėgomis, pradedant nuomonės reiškimu, baigiant savo nedidelių idėjų įgyvendinimu, ir apie tai mes šiandien kalbėjomės. Ir aš manau, kad tikrai ne vienam jaunam gimnazistui išliks mintis, kad reikia pradėti nuo savęs ir nuo to nedidelio barjero viduj savy įveikimo. Aš manau, kad kiekvienas mūsų iš tikrųjų, jeigu mes gebėtume prisikasti iki kiekvieno mūsų gelmės, turėtų atsakymą, kas jo akimis žvelgiant yra pilietiškumas, ir tie atsakymai būtų labai įvairūs. Ir greičiausiai darau tokią loginę arba neloginę išvadą, kad kiekvienas mūsų būtų teisus. Nes pilietiškumas ir yra tai, kaip kiekvienas mūsų tai suvokia. Visą laiką yra naudinga susitikinėti ir su meno, kultūros, sporto, pačiais įvairiausiais žmonėmis. Tai tikrai yra naudinga, nes aš prisimindavęs save mokykloje visą laiką džiaugdavosi, jeigu kas nors atvažiuodavo iš tų žmonių, su kuriais iš tikrųjų yra įdomu pasikalbėti. Aišku, reikėtų jų paklausti, ne manęs, bet neslėpsiu, man yra labai naudinga, nes aš kaip visuomenės stebėtojas, muzikantas, kuris rašo socialinio protesto arba socialiniam temomis savo dainas, tai gyvas bendravimas leidžia nenutolti nuo to pulso, kurio dabar gyvenam visi mes kartu. Gimnazijoje surengtoje pilietiškumo pamokoje diskusijoje pokalbė apie Lietuvą Gintaras Steponavičius kalbėjo apie tai, koks yra laisvo žmogaus santykis su pilietiškumu, kaip mes galime pakeisti Lietuvą, kaip savo šalyje ugdyti savarankiškus, kritiškus, bet taip pat ir patriotiškus jaunus žmonės. Nėra štampo ar griežto apibrėžimo, kaip mes suprantam pilietiškumą. Vyresni žmonės galbūt supranta vienaip, o jauni žmonės gyvena tą gyvenimo būdą, kuris prieš 10 metų iš vis neegzistavo. Ir sąmoningai aš klausiau, kaip Facebook'e galime būti pilietišku. Ir tikrai mes išsiaiškinom, atrodo, paprastus dalykus, kad tu dalinies informaciją, reiški savo nuomonę, galbūt parašai, ką tu galvoji visuomenės žinomam žmogui. Ir nuo to prasideda pokyčiai. Ir aš manau, kad turim žiūrėti į gyvenimą per neabejingumo prizmę, ir tai turbūt yra svarbiausias dalykas.
Grupės G&G sindikatas lyderis Gabrielius Liaudanskas Svaras jau ne vienerius metus dalyvauja įvairiuose jaunimui skirtuose socialiniuose projektuose, organizuoja įvairias kūrybinės dirbtuves, važinėja po mokyklas ir kalbasi su jaunais žmonėmis. Iš tikrųjų, tai man labai dažnai tenka važinėti ir aptarinėti įvairius klausimus, ne visą laiką tai būna pilietiškumo formatas, bet kiekvieną savaitę aš kažkur važiuoju ir ne po vieną kartą. Ar noriai mokiniai, apskritai tie jaunieji Lietuvos piliečiai leidžiasi į kalbas tokiomis temomis kaip ši ar kažkokiamis kitomis? Kaip ir visi jauni žmonės, pradžioje jie būna abejojantis savim ir savo klausimų tikslingumu, dėl to prilaikantis labiau prie savęs, bet 20-15 minučių pokalbio dažniausiai išlaisvina ir juos, ir mane. Ir tada mes turim labai gerą laiką. Pilietiškumo pamoka diskusija Alytuje vyko Adolfo Ramanausko Vanago, Jotvingių, Putinų bei Švento Benedikto gimnazijose. Druskininkų klubas pirmą kartą Druskininkuose organizavo konkursą, kuriame dalyvavę Druskininkų gyventojai galėjo laimėti 500 litų. Viskas, ką reikėjo padaryti, tai šventiškai papuošti savo namų aplinką, taip, kad puošyba būtų matoma visiems, ją nufotografuoti ir atsiųsti, o tada sekti naujienas mano Druskininkai profilyje ir spausti patinka už labiausiai patinkusias nuotraukas. Konkurso tikslas buvo paskatinti visus druskininkiečius šventiškai pasipuošti savo namus ir aplinką, suteikti druskininkams dar daugiau šventinės nuotaikos, kuri džiugintų visus miestelėnus bei atvykstančius miesto svečius. Aktyviausi druskininkiečiai nuo gruodžio 11 iki 27 dienos siuntė savo kūrybiškai ir originaliai papuoštų namų, aplinkos ir kiemų nuotraukas. Iki sausio 6 dienos vyko balsavimas už konkursui pateiktas nuotraukas Mano Druskininkai profilyje socialinėme tinkle Facebook, spaudžiant patinka. Daugiausia patinka paspaudimų surinkusių nuotraukų autoriai ir tapo šio konkurso nugalėtojais. Pirmoji vieta ir 500 litų prizas atiteko Kęstučio Krungelevičiaus atsiųstai nuotraukai. Už šeimos išradingai papuoštą šuns namelį savo balsus atidavė 2766 žmonės. Šitą namelį gruodžio mėnesį tik pagamino dukros draugas, suprojektavo ir pagamino ir tiesiog mes jį šiek tiek jau buvom papuošę, tokią šventinę nuotaiką padarė šuniukų jau. Bet kai pamatėm, kad vyksta toks konkursas, tada tą namelis nusprendėm papuošti dar labiau. Mes mėgstam puoštis, mėgstam kurti tą šventinę nuotaiką, bet yra džiugu žinoma, kai ir laimima. Antrosios ir trečiosios vietų laimėtojams atiteko po pakvietimą 2 asmenims į Druskininkų vandens parką. Antrąją vietą laimėjo Paulius Cikanavičius, kurio atsiųsta nuotrauka surinko 1283 balsus. Viskas yra rankų darbo, dėja aš neprisidėjau, tėvai labai prisidėjo, aš tik nuotrauką siunčiu. Tikrai yra naudos, vertinu tikrai labai gerai, atvažiuoja, pamato miestą gražesnį, kai visi pasipuošia, visai kita nuomonė žmonių kitokia susidaro, rūpinasi visi, šiaip gera emocija. Trečioji vieta atiteko Vitui Martinoniui, už kurio sukurtą kompoziciją balsavo 144 žmonės. Druskininkiečiai dalyvavę konkurse sveikino Druskininkų klubo iniciatyvą puošti savo miestą. Konkursų tokių būtinai reikia, kad kiekvienas taip puoštųsi kiemas, tai ir blizgėtų tie druskininkai. Suprantat, vasarą buvo žydintys dviračiai, galvoju, kam ten nusistovės. Aš net apie šitą konkursą nesužinojau, po to sužinojau. Ir galvoju, ištrauksiu dviračius, jau pasižiūrėjau, parduotuvė yra šitą girliandą tokia, nusipirkau. Ir poilsiautojai visi fotografuojasi ir, sakau, filmuojasi, lipa ant tų dviračių, nesibaru, kad lipa, sakau, tegul vežasi atminimui. Druskininkų klubas dėkojo visiems dalyvausiems konkurse, aktyviai balsavusiems ir tikisi, kad ši graži iniciatyva taps tradicinių šventinių konkursų Druskininkuose. Nuo šiandien Loretos galerijoje alytiškiai gali pasigrožėti išskirtiniais keramikos darbais. Personalinę parodą Moters pasaulis galerijoje pristato menininkė iš Vilniaus Sigita Lukošiūnienė, pasakoja Rūta Kašėtienė. Šiandien Loretos galerijoje duris atvėrė personalinė keramikės Sigitos Lukošiūnienės darbų paroda Moters pasaulis. Menininkė iš Vilniaus pristato apie 10 išskirtinių keramikos dirbinių iš naujausio savo darbų ciklo, pasakojančio apie įvairialypį moters gyvenimą, jos kasdienybę.
paroda tiesiog paremta mano išgyvenimais, mano patirtim. Šitoj parodoj yra tik tai dalis darbų eksponuojama. Tiesiog kiti būtų netilpę, nes ir buvo labai didelių darbų. Sigitos Lukošiūnienės keramikos darbuose metaforiškai, o dažnai itin ironiškai perteikiami skirtingi moters paveikslai. Ekspozicijos autorė sako didelį dėmesį skirianti motinystei. Tai tiesiog aš noriu parodyti moterį, motiną, moterį kūrėją, moterį namų šeimininkę, moterį meilužę, moterį, mamą, vienu žodžiu. Labai akcentuoju tą, kaip motinystė. Man tai labai yra svarbu ir įdomi tokia tema. Kurdama keramikos darbus, menininkė daug dėmesio skiria ne tik idėjos perteikimui, o taip pat sako nevengianti eksperimentuoti ir išbando įvairias keramikos technologijas. Išskirtinė tuo, kad jinai yra skulptūrinė. Ir visos skulptūros yra padarytos iš aukštos temperatūros molio ir tai yra nenaudojama joks žiedimo raktas, tai yra grinai skulptūros, yra lipdomos. Dar galima labai daug eksperimentuoti su aukštos temperatūros moliu, naudoti įvairiausias glazūras, oksidus. Tai man tas irgi buvo labai įdomu ir aš stengiausi šitoj parodoj panaudoti naujas medžiagas. Tiesiog labai daug yra eksperimentų. Galerijos šeimininkė Loreta Mankevičienė džiaugiasi, jog tokia stipri menininkė kaip Sigita Lukošiūnienė sutiko atvežti savo darbus į Dzūkijos sostinę ir pristatyti juos miesto gyventojams. Keramikės parodą Moters pasaulis Loretos galerijoje Jaunimo gatvėje apžiūrėti bus galima iki sausio mėnesio pabaigos. Tokio pobūdžio pranešimų, kai vagiame iš elektros pastočių, registruota ne viena. Dažniausiai išleidžiama aušinimo alyva, nes ją aušinanti sistema perkaista ir išeina iš rikiuotės. Dėl to sutrinka elektros tiekimas. Apie neeilinę vagystę ir kitus kriminalus Alius Mikelionis. Praėjusią parą Alytaus apskrities policijos komisariatuose buvo užregistruotos 4 nusikalstamos veikos. Įvyko vienas eismo įvykis, išaiškinti 28 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Vakar Alytuje pėsčiųjų perėjoje automobilis partrenkė 66 metų vyrą. Nelaimė atsitiko Naujojoje gatvėje šalia prekybos centro Arena. Perėje einančio vyro tamsiu paros metu nepastebėjo Renault Safrane vairuotojas ir parbloškė pėsčiąjį. Pensininkas išvežtas į ligoninę. Elektros pastotėje šeimininkavę varėniškiai sučiupti nusikaltimo vietoje. Vakar Varėnos rajone vienoje iš elektros pastočių sulaikyti 2 vyrai. Vyrai ardė elektros prietaisus, akivaizdu, kad jie ruošėsi vagystei. Šalia vyriškių rasti įrankiai, negana to 33 ir 35 vyrai buvo girti. Elektros pastote ardžiusiems varėniškiams nustatytas kone 2,5 promilės girtumas. Alytaus Dzūkijos krepšininkai šiandien išvyko į Šiaulius, kur Lietuvos krepšinio federacijos taurės rungtynėse šiuo metu grūmėsi su vietos Šiauliais. Komandai negalės padėti vienas jos lyderių Tomas Lekūnas, tačiau ir be jo Alytaus ekipa išvyko su tikslu nugalėti. Šį sezoną Šiauliai patyrė 3 pralaimėjimus Alytaus Dzūkijai. Ne pačius geriausius laikus išgyvenantys daugkartiniai LKL prizininkai šiandien bandys atsirevanšuoti dzūkams savo namų arenoje. Lietuvos krepšinio federacijos taurės varžybų 4 turo pirmos rungtynės baigėsi 11 taškų Dzūkijos pranašumu. Į kitą etapą Dzūkija patektų net ir pralaimėjusi 10 taškų skirtumu. Komandos vadovas sako, jog motyvacijos žaidėjams netrūksta. Jie patys save motyvuoja, kadangi komanda yra jauna, ambicinga, nori parodyti save Lietuvai, kaip jie žaidžia. Plus turime 11 taškų persvarą. Ir šiuolaikiniam krepšinyje tai reiškia nieko, tai galima atlošti per 2 minutes ir todėl tikrai visa komanda yra motyvuota ir pasiruošusi žaisti. Jau šį savaitgalį dzūkai išbandys jėgas su kaimyninės savivaldybės Prienų krepšininkais. Rungtynės vyks išvykoje. 3-4 dzūkai! Tai mūsų derbis. Reiškia, pagrindinis mūsų vienas varžovų, kaip jie stovi, aišku, aukščiau lentelėje, antroje vietoje, bet vis tiek tai yra principo reikalas laimėti prieš juos ir įrodyti, kad ir mes esame labai stiprūs. Pirmose tarpusavio rungtynėse pajėgesni buvo prieniškiai. Tai viskas, ką norėjome parodyti šiandien. Ačiū, kad buvote su mumis. Netrukus orų prognozė. Viso geriausio.
Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, eterėje sinoptikų prognozės. Lietuva pakliuvo į cikloninių darinių įtakos zoną. Debesų masyvai mums negaili lietaus, tuo vėl įsitikinome praėjusią naktį. Penktadienį numatomos orų permainos. Nedidelio, bet gana aktyvaus ciklono centras keliaus truputį šiauriau mūsų šalies. Jo poveikis Lietuvos orams bus nemenkas, stiprės vėjas, nestiks kritulių, atvės. Kritulių zona apims visą valstybę, vyraus lietus, o dieną vietomis jis maišysis su šlapdriba. Kai kur krituliai bus gausūs. Naktį pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas. Dieną jis suksis iš vakarų, šiaurės vakarų ir pūs dar smarkiau. Daugelį rajonų gūsiai sieks 15-20 m/s greitį. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 2, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną visoje Lietuvoje bus vienoda temperatūra, laikysis 7 laipsniai šilumos.